Kaip taisyklingai naudoti atsikosėjimą lengvinantį prietaisą Shaker Deluxe? Patogiai įsitaisykite. Galite stovėti, sėdėti arba gulėti. Lūpomis sandariai apgaubkite kandiklį. Pasukamas kandiklis leidžia naudotis prietaisu net ir gulint. Tvirtai laikykite prietaisą rankoje ir užtikrinkite, kad jis būtų horizontalioje padėtyje. Tai svarbu, nes kitu atveju bus labai sunku išpūsti orą ir suvirpinti svertinį kamuoliuką. Sulaikykite kvėpavimą 2 ar 3 sekundės, tada pilnai iškvėpkite per prietaisą, stengdamiesi nesukelti kosulio. Pajusite vibraciją krūtinės srityje. Pakartokite šį veiksmą 5 kartus, kad sujudintumėte ir pašalintumėte kiek įmanoma daugiau sekreto iš kvėpavimo takų. Visada įkvėpkite per nosį, o iškvėpkite per Shaker prietaisą. Švelniai atsikosėkite. Gali būti, kad šią procedūrą reikės atlikti kelis kartus per dieną. Jei naudojant Shaker prietaisą ims svaigti galva, sustokite ir ramiai kvėpuokite pro nosį, kol praeis galvos svaigimas. Kadangi Shaker Deluxe yra natūrali nevaistinė priemonė, ją galite naudoti tol, kol plaučiuose neliks sekreto, kurį reikėtų pašalinti. Jei turite klausimų, mielai į juos atsakysime.